žygis, kuris turi paminėti Žalgirio 600-ųjų metinių sukaktį. Taip pat ir priminti ir mum, ir baltarusiam, ir ukrainiečiam, kad kažkadaise turėjome bendrą istoriją. Susitikom palydėti 10 raitelių ir jų palydos į žygį prie Juodosios jūros. Jaudinamės mes, jaudinasi žirgai. Prasideda šiandien iš tikrųjų unikali ir labai ekstremali kelionė. Didelės sėkmės visiems. Na ir manau, kad laikysime špygą visą kelionę. Jūs už mus, mes už jūs, kad visiems viskas sektųsi. Tai gero žygio raiteliam ir už kelių minučių pajudėsite į didžiulę 2000 km ilgio kelionę. Pusryčiai buvo nuostabus. Jie tinka tiek žirgam, tiek raiteliam. Aš manau, kad mes greitai valgysim ne tik prie vieno stalo, bet ir iš vienos lėkštės. Rėkti tu. Nesgailėsiu, aš įduosiu, kad turi būti. Anai, jeigu nori tu vėlos duosiu, susirišti tą. Lietaus nėra, nors vėsų, bet gerai. Geriau, kad vėsų negu lietus. Visi nusiteikia gerai, arkliukai jaučiasi pakenčiamai. Imsim miestą didvyrį Ružanų. Ir taip tiešiai vjoja. Fakti namus. Kelią. Medžio šakelės ir su viela Žodžiu, nėra į bandelių stebuklų šalį. Kuriuo aš tau neduosiu. Ne, nuostabus dvaras, iš tikrųjų didybė. Fantastiška. Irgi sapiegų, viskas sapiegų. Toks vaizdas, kad ne Vytautas valdė Lietuvos kunigaikštystę, o sapiegos. Dar ratą! Vaidai, nežinai, kur bliūdelis jau? Nežinau. Šiandienos maršrutas įpusėjo, iki stovyklos liko 22 km, užkandam, atsipučiam, važiuojam toliau. 9, vieną trūkštą. Легче. Старусу кино. Прямо, а потом направо будет.
Perkaustimas vyksta. Dilo pasakos, liba, tuoj būt nukrėtimas, kalamos naujo. Vieto. Rytas buvo gražus, puikus, oras geras, nuotaikos fainės. Tai va, kirsim sieną. Suprasim, jau Ukraina. Dabar esame prie Ukrainos sienos. Bandysime kirsti. Rusija buvo mums labai gera. Nieko blogo neatsitiko. Ir oras lepino. Žinom, kad reikės palikti ir paliekam. Tikimės, kad atvažiuos brigada visą ir mus pamaitins. Pastatys palapinės. Tai va netrūkę kirtame Ukrainos Baltarusijos sieną. Tai mes priėjom prie gražaus ežero, kur kursim stovyklą. Jaučiamės puikiai, nes šiandien mažai jojom. Tai tiek. Geras rytas. Ir miegas geras. Po pirties tai miegojau kaip akmuo. Nu ką, gerbėmieji. Oras geras, puikiai bėgam, pasigirdėm, oi maudosi chebra, ten, žiūrėk, ten maudosi. Vo. Patį trauk vieną, tai ten maudosi. Eik čia. Geras, ne? Čia. Simaudė, labai karšta. Kas gali atvėsinti, jeigu ne vanduo? A ne? Moliūgai. Atrajosim juodami. Pailsėjau biskį. Aš visą laiką turiu per kitus 50 minučių prisnūsti, paskui grįžta jėgos. Ir pasijauti taip ne taip nuvargęs. Ubirайте кони. Fantastika. Ėjom kaip vėjas. Beveik visą laiką ėjom iš čia. Rekliai gavo, iš tikrųjų, raiteliai rekliai gavo kondiciją. Komanda geriausiai formai.
palikę savo stovyklą prie Dniestro vandens hidroelektrinės. Turėjom ypatingai vingiuotą, netgi sakyčiau, trupučiuką serpantininį kelią kalnais. Ir kadangi tikrai ganėtinai statu buvo, tai vedėme žirgus, sušilom patys, prisiminėm labai gerai vasarą. Kiekvienas iš mūsų, aišku, pagalvojo, kad galbūt nereikia tiek daug rengtis. Ir buvom ganėtinai, na, sakykime, netgi ir uždusę kai kurie. O mūsų, matyt, kad laukia gamtos siurprizas, toks, kad užkilę į pakankamai statų kalną, radome fantastišką vandens kaip ir šaltinį, kuris jau buvo trupučiuką ir pritaikytas, matyt, kad gal ne tiek žirgam, kiek kitiem naminiam gyvūnam ir loviai buvo gėrimam ir buvo vandens šaltinis tekantis tiesiai iš tokiom kaip ir mažiuko kriokliuko, kuriame mes visi paragavom ir supratom, kad tai tikrai nepaprastai tyras ir skanus vanduo. Pagirdėm žirgus, patys atsigėrėm. Vaidotas netgi turėjo savo laimės ragą, kurį nešiojasi visą laiką prie diržo. Tai prisipildė vandens tenai ir savo žirgus pagirdė netgi iš to laimės rago. Va, o šiaip iš tiesų tai toks labai smagus gyvinantis momentas buvo. Duokit krampus įgert. Minkštas vanduo. Minkštas. Pamačiau, kad džipas apačioj, ką eit aplinkui. Pažiūrėjau, kad nėra visai nėra labai stačiai ir gruntas geras, ne uolos, nusprendėme eit tiesiai. Какой горячий эстонский, ребята. На, много. Dabar šios praleisiu ir vėl už paskos. Šiandien buvo kalnų diena. Labai ilgai jojom. Anksti pradėjom. Diena prasidėjo nuo maudynių Dniestre, baigėsi kalvomis, kalnais, kuriais užtruko labai ilgai, kadangi reikėjo arklius vest, labai buvo statūs šlaitai. Diena buvo nuostabi. Dešai. Aš daug valgau. Kas bus? Я тут один наш наш. Не любите. Дух на пятку, вместо пятку. Давай, ну вместо. О, и дай. Я еще и грузчик, не только фотограф. Ням-ням-ням.
Jojame kalnais, savanos ten. Ir sutikome gerus žmonės, kurie pasiūlė pavalgyti ir pašerti arklius avižom. Dabar einame pietų. Я взял каждому мантину скинула, я удивлен. Čia melsiuos atsiklaus. Pietus buvo nuostabus. Valgėm lietuviškai ukrainietiškus barščius ir tokias lepioškas, bandelės su džemu. Jos paliko pritrenkiantį įspūdį. Ypatingai, aišku, esame pritrenkti vietinių žmonių nuoširdumo. Руками помашите! Diena buvo puikiai, prasidėjo stepės, kelias geras, ne asfaltas dabar, žirgai pailsėję, smagu, labai. Smagu, kada baigėsi kelionė. Ant mano smėlio kapo, ant mano smėlio kapo, ant mano smėlio kapo, klevelis žalios. Ant mano smėlio kapo, klevelis žalios. O tam žaliam kleveliai, o tam žaliam kleveliai, o tam žaliam kleveliai, gegutė kukuos. O tam žaliam kleveliai, gegulė kukuos. O toj mažoj gegulė, o toj mažoj gegulė, o toj mažoj gegulė, širdelė plazdės. O toj mažoj gegulė, širdelė plazdės. O toj mažoj širdelė, o toj mažoj širdelė, o toj mažoj širdelė, visa Lietuva. Bum! Tai kaip jausmas? Neapsakomas, viskas širdies liejasi. Žirgai su didžiausiu noru geria Juodosios jūros sūrų vandenį. Euforija, oras geras, pasiekėm tikslą. Bulvinis blyvis šarsiu, paleisiu į pensiją, su ją nedirbsiu nieko. Tai jau gyvena laisviai. Ačiū visiems, kas buvo su mumis. Ačiū visiems. Labai ačiū. Bandysiu išmausti. Pašaukti, mums galima ir groti. Ačiū! 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 Ačiū!